Valstybės gynimo taryba patvirtino šalies gynybos planą. Kiekvienam piliečiui aiški vieta karo metu. Siūlyčiau mąstymą keisti iš to, kad kur man bėgti, į mąstymą, kuo aš galiu prisidėti. Valstybės gynimo taryba patvirtino valstybės gynybos planą. Jis karo atveju numato ne tik kariuomenės ir kitų sukarintų organizacijų funkcijas, bet ir tai, kaip turėtų veikti verslas, nevyriausybinės organizacijos, viešasis sektorius ir savivalda. Planą rengusi prezidentūra sako, tai gairės, pagal kurias ruoštis reikia jau dabar. Kiekvienas šalies gyventojas turi žinoti savo vaidmenį vykstant karui ir tam ruoštis. Siekiame apibrėžti kiekvieno piliečio vietą, kad neliktų nei vienas pilietis ar įmonė ar organizacija, kuri nežinotų, ką tuo metu darys. Inžinieriai, IT specialistai gali būti panaudojami įvairiose labai svarbiose užduotys. Vis dėlto, pasak Kasčiūno, vienas valstybės gynybos plano didžiausių iššūkių - išmatuoti pokytį. Esą taikos sąlygomis labai sunku įvertinti, ar valstybė ir visuomenė tikrai pasiruošusi karui. Kūro kainos, tai šitas karas, čia kūro kainos. Oi, čia, žinai, kodėl mes lietuviai, čia ukrainiečiam dabar viskas, o mums lietuviam nieko, kodėl ukrainiečių vaikus į darželį, o mūsų čia mums neužtenka į darželį. Visa tai ir yra propaganda. Tam, kad mes abejotume savo valstybę, kad mes suabejotume bet kokią tiesą, kad būtų visą laiką trinamos ribos tarp tiesos ir melo. Ir tada, kai primėtama į internetą visur visokių tai tokių smulkių, kurie emociškai žmonės vadina. Juk propaganda dirba emocijomis, ne protu. Ir nereikia ten jokios logikos ieškoti. Tai yra tiesiog emocija. Taip, tiksliai. Mano vaikas neina į darželį, o va žiūrėk, ukrainietiškas prie. Ir tada vis, ir jį asmeniškai jisai taip paima ir jau čia patampa įrankiu šitos propagandos. Jis patampa įrankiu. Tas vyko per pandemiją. Jie čia treniravosi kuo puikiausiai, nes labai buvo patogu ir atsirado puikiai tų rėksmų. Ir atsirado, kadangi demokratija yra demokratija ir čia yra ne taip paprasta, žinoma, paimti ir pasodyti kalėjimą ar dar kažkokius dalykus, kai mes matom, kad pas juos tai yra visiškai paprasta pasakyti žodį 15 metų turmą ir viskas. Čia mes taip nesielgiam ir todėl visokie celofanai, Orlauskai ir kas tik tai nori galėjo čia daryti praktiškai antivalstybinę veiklą. Ir dabar tas vyksta. Tai yra tokia Putino taktika, kad kariauti tą sekinimo karą tiktis, kad vakarai palūš ir tada, kaip jie palūš, tai jis galės vakarų šantažuoti ir prašyti savo tinkamų sąlygų ir mums baisiausia, kad to neatsitiktų ko gero. O Ukraina irgi, susiduria su milžiniškais iššūkiais, tai aišku, vidiniai nesutarimai, bet dėl ko tie vidiniai nesutarimai kyla, todėl kad situacija sudėtingėja. Rusija nenusilpo, Rusija atsistato, Rusija išsikėlė savo gynybos biudžetą kitiems metams iki 6%, užkūrė gynybos pramonę, kuri dirba 3 pamainomis, o Ukrainai ta parama mažėja, nebėra amunicijos, negauna tiek, kiek reikia, negauna ginkluotės ir plus, aišku, pagrindinis resursas tai yra žmonės. Žmonės labai daug žuvusių, ką ponas Ažubalis kalbėjo, ir sužeistų yra labai daug. Ir dabar naujos vis mobilizacijos bangos į kariuomenę atveda vis jaunesnius, mažiau patyrusius žmonės ir motyvacija tų žmonių irgi nebebuvo tokia pati kaip tų žmonių, kurie pradėjo karą. Tai visi veiksniai, jie rodo, kad karas kažkaip vienaip ar kitaip eina į pabaigą. Ir čia, aišku, labai yra blogas ženklas Ukrainai, labai blogas ženklas Europai ir Amerikai, bet labai geras ženklas Rusijai. Charkive pamokos po žieda. Kai vaikai tokie, šalis turi ateitį, sako Zelenskis. Bet vėliau prašo stiprinti slėptuves mokyklose ir telkia šalį fondui įtvirtinti. Dėl įtvirtinimų visose pagrindinėse kryptyse turime stiprinti ir spartinti struktūrų statybą. Ukrainos prezidentą pasitiko užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Netrukus iš čia Zelenskio vadovaujama delegacija išvyko į prezidentūrą, bet ne Landsbergis. Vėliau pareiškė savo norų, nors Ukrainos delegacijoje ir yra užsienio reikalų ministras. Įvairūs diplomatai vėliau tikino, reikėtų sureikšminti, kad oficialiuose susitikimuose Landsbergis nedalyvavo, tačiau svarbiau, kad jo nebuvo pietuose. Sėkmės istoriją pratęsė Ukrainos prezidentas, pirmo šių metų vizitas skridęs į Vilnių. Oficialiai Zelenskio vizito tikslas padėkoti Lietuvai už paramą, pagalbą. Neoficialiai Zelenskis ant stalo Lietuvos vadovams padėjo konkrečių ginklų sąrašą, iškėlė mobilizacijos problemas. Šie metai bus lemiami daugelio aspektų, trečiadienį Vilniuje pabrėžė Volodymyras Zelenskis. Jie ne tik parodys, ar vakarų šalys pasiryžusios Kijevui plačiau atverti duris narystei NATO, jie parodys, ar vakarai pajėgūs įveikti tarpusavio nesutarimus ir užtikrinti reikalingą paramą, kad Kremlius būtų įveiktas mūšio lauke. Ukrainos prezidentas ir analitikai šios metus vadina lemtingais ne tik Kijevui, bet ir geopolitiniai tvarkai visame pasaulyje. Į tradicinį sniego susitikimą Vilniuje atvykusių analitikų prognozės šiemet gerokai niūresnės nei pernai. Tačiau kai kurie sako, kad pernai buvo per daug optimizmo ir per daug lūkesčių dėl Ukrainos kontrpuolimo. O realybė, Europa turi prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą ir netidėliodami vystyti karinę pramonę. Nuovargis remiant Ukrainą ir vertinant Rusijos grėsmes labai pavojingas. Galiu atvirai pasakyti, kad nuotaika tapo daug niūresnė. Ne tik vėluojant, bet jau ir stringant vakarų paramai, keičiasi nuotaikos ne tik Ukrainoje. Požiūris į Ukrainą tapo pesimistiškesnis, akivaizdžiai pesimistiškesnis nei prieš metus, kai buvo vilčių dėl kontrpuolimo. Jam nepavykus, matome, kaip vakarų nuotaikos pereina į kitą kraštutinumą, nuo pernelyg optimistinio į pernelyg pesimistinį požiūrį. Kariniai sandėliai Europoje per 2 karo Ukrainoje metus ištuštėjo. Atsargos, kurias vakarai gali suteikti Ukrainai, yra ribotos. Aukšto rango generolai ir valstybių politikai vienas po kito pradėjo kalbėti apie tai, kad NATO valstybės turi ruoštis karui su Rusija, o jis esą ne už kalnų. Kai vieni prognozuoja, kad po 5 metų, o kiti kad po 20. Ką rodo pasikeitusi vakarų valstybių retorika? Tikiuosi esate sveiki. Minime antrasias žiauraus karo metinės. Rusijai nuožmiai užpuolus Ukrainą, Europoje prasidėjo seniai regėto masto žudynės. Šimtai tūkstančių žmonių nužudyta. Daugybė gyvenamųjų pastatų, pramonės ir infrastruktūros objektų sugriauta. Puikiai žinome, kas už tai atsakingas.
Žinome, kad siautėjantį blogį pavyks įveikti tik dideliu ryžtu ir dar didesnėmis pastangomis. Rusijos puoselėjama neapykanta grasina mūsų pasaulio tvarkai, grasina kiekvienam iš mūsų. Todėl privalome ir toliau remti Ukrainą. Kiekvienas perduodamas ginkluotės vienetas, kiekvienas humanitarinės pagalbos krovinys, kiekvienas euras, kurį paaukojame, gelbsti gyvybes ir artina Ukrainos pergalę. Mūsų bendrą pergalę. Mūsų laisvės pergalę. Nemažiau svarbu grūdinti mūsų atsparumą, gebėjimą duoti atkirti blogį. Darome tai draugė su patikimais sąjungininkais. Turėjome pakankamai skaudžių istorinių pamokų. Dabar metas parodyti, ko išmokome. Sveikata yra brangiausias mūsų turtas. Todėl aš pasinaudojau galimybę ir Dabar metas parodyti, ko išmokome. Создайте Майдан по всей Украине. Ukrainos vyrų grąžinimas į Ukrainą, tam, kad jie galėtų būti mobilizuoti. Ir Lietuva turėtų ieškoti galimybių tą padaryti. Ukraina turi turėti savo mobilizacinius planus, kadangi po prezidento rinkimų Rusijoje akivaizdu, kad Rusijos visuomenė bus nauja mobilizacijos banga. Ir šiandien dėja jėgos yra nelygios, ypatingai tomis aplinkybėmis, kai Ukrainai stinga ginklų. Todėl Ukraina turi turėti galimybės ir instrumentus, tiesiog pakviesti savo jaunus vyrus atlikti savo pareigą tėvynei. Tai Lietuva turėtų ieškoti tokios galimybės grąžinti tos vyrus. Mes turime bendradarbiauti su Ukraina visomis prasmėmis. Taigi, Lietuva viena didžiausių Ukrainos rėmėjų, bet ir šalies viduje netrūksta problemų. Ar Lietuva turėtų mažinti tiek karinę, tiek finansinę paramą Ukrainai? Ir prašom palaikyti šiek tiek, kad mes užfiksuotume. Ar Lietuva turi mažinti karinę ir finansinę paramą Ukrainai? Taip. Pone Uspaskichai. Ar turėtų Lietuva mažinti karinę paramą Ukrainai? Taip. O ponas Orlauskas, reikia jūsų sprendimo. Gerai, pone Tomaševski, pradėkime nuo jūsų. Ačiū už klausimą. Tai noriu paaiškinti. Visų pirma, nuo mūsų paramos nedaug priklauso. Mes patys turim čia problemų, kaip girdėjote, dėl pirmo būsto, dėl sveikatos apsaugos, dėl švietimo ir taip toliau. Šitas klausimas bus išspręstas Amerikos finansų dėka. Jeigu Amerikai nugalės Trumpas, tai karas bus nutrauktas. Aš manau, kad daugiau pasiturinčios šalis, vakarų Europos, turi prisidėti žymiai daugiau. Aišku, simboliškas mes galim remti redant. Kitokią poziciją turi jums šalia jūsų stovinti ponia Šimonytė. Ką jūs atsakytumėt? Na, mano pagrindinis teiginys būtų, kad mūsų didžiausia problema ir yra tai, kas vyksta Ukrainoje. Todėl, kad karas, kuris vyksta prieš Ukrainą, vyksta ne tik prieš Ukrainą, bet prieš visą demokratinį pasaulį, įskaitant ir mus. Ir jeigu Ukraina nelaimės šito karo, tai patikėkite, tos problemos, apie kurias mes šiandien labai patogiai diskutuojam, galvodami, kad tą ar aną padarysime geriau, tikrai nublanks prieš tas problemas, kurias mes turėsime. Todėl tai mūsų, tiesą sakant, interesas, kaip čia pasakyti. Supratom, ačiū. Pone Orlauskai, jūsų nuomonė. Ačiū. Pone Orlauskai, aš taip ir nesupratau. Neturite atsakymo, ar nei taip, nei ne. Klausimas taip ar ne yra ne visai korektiškas. Iš tikrųjų, mes turėtumėm siekti bendrom jėgom, kad visos Europos valstybės pasiektų savo biudžeto didinimą tiek, kiek mes, bent jau tiek, kiek mes, tai yra tos 3%, ir tai būtų ženkliai didesnė suma skirta kariniai pagalbai ir savo valstybėm, ir galėtų skirti Ukrainai didesnę paramą maždaug 10 kartų, negu mes atidavę praktiškai visą biudžetą galėtumėm tą skirti. 0,3%, pavyzdžiui, Italijos biudžeto dvigubai viršytų mūsų visą biudžetą skirtą kariniam išlaidom. Ačiū, ponia Pinskau, jūs. Iš tiesų, Italija, Ispanija žymiai toliau nuo Baltarusijos ir Rusijos. Mes esam pasienio valstybė ir iš tiesų Ukraina kariauja ne tik už savo laisvę, bet ir už mūsų laisvę taip pat. Todėl mes bent jau finansais tikrai privalom juos remti tiek, kiek mes galim. Galbūt netgi ne visiškai mūsų. Pratom. Mūsų laikmatis sustojo, nerodo, bet nepiktnaudžiaukite laiku, jeigu matote ponia Blinkevičiūtę. Taip, vienareikšmiškai Lietuva turi didinti paramą visokeriopą Ukrainos žmonėm. Ir mūsų Lietuvos žmonės jau nuo pat pradinės karo dienos labai rėmė Ukrainą, remia ir rems. Bet ką mes dar turime daryti Lietuva ir mūsų valdžios institucijos, kad raginti, kad neatslūgtų paramos teikimas ir iš kitų ES valstybių, kad ir tos senusios demokratijos valstybės suvoktų, kad be paramos Ukrainai, pergalės Ukrainai nebus. Tūkstant karių siekiama į šalį susigrąžinti užsienyje esančius šaukiamo amžiaus ukrainiečius. Planuojama jiems užsienyje nebeišduoti pasų, neteikti kitų konsulinių paslaugų. Į tokius svarstymus jau sureagavo dalis Lenkijos politikų. Lietuvos prezidentas ir premjerė mano, kad Lietuva turėtų padėti Ukrainai susigrąžinti užsienyje gyvenančius mobilizuojamus vyrus. Su mumis Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Sveiki. Labą rytą. Pone Gudzinskaitė, Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad kai sulauksime iš Ukrainos oficialus kreipimosi į mūsų valstybę, manau, tada jau ir prasidės tas kelias, kuris turės būti visų pirma sutvarkytas teisiškai. Jūs įsivaizduojate jau ne teisiškai, bet praktiškai, kaip tų 29 000 žmonių surinkimas galėtų vykti ir, sakykime, siuntimas, jeigu tokie sprendimai būtų priimti? Na, teoriškai, praktiškai galima įsivaizduoti. Mes, kadangi turime duomenis visų ukrainiečių gyvenančių Lietuvoje, tai būtų sudaromi sąrašai, išdalinami atsakingom tarnybom, nežinau, kas tai būtų, kurios tiesiog eitų su tais žmonėmis susisiekti. Turbūt turėtų būti priimami kažkokie sprendimai dėl perdavimo Ukrainai, tai tos sprendimus nežinau, ar tai Migracijos departamentas darytų, ar kitas tarnybos, ir, kaip sakiau, tai turėtų būti užtikrintas tai jau fizinis tų sprendimų vykdymas. Norint sėkmingai apsiginti, reikia dirbti.
Aišku, aš negaliu kalbėti už kiekvieną Ukrainos žmogų ir visą šalį, bet gal keletas tokių iš pokalbių su pačiais kariais, kurie kariauja ir su tais, kurie kaip ir galėtų, mes galvojame, turėtų kariauti, bet nekariauja. Tai visų pirma, karių pozicija dėl tų vadinamų PCK ir kur gaudo žmonės ir per prievartą jos veža į komisariatus, per prievartą registruoja ir veža į frontą. Tai patys kariai, kurie tenai kariauja, sako, tokie tikrai nereikalingi, nes jis aprengtas, pagautas per prievartą, aprengtas ir atvežtas tikrai nekariaus ir jis ras būdų, kaip ir tenai fronte nekariauti. Kai tamsos darosi per daug, kai pasaulis praranda kontūrus. Svarbu prisiminti, kad šviesa mūsų rankose. Lietuva suvienys pasaulio skaidrumo architektus. 21-oji svarbiausia ir didžiausia pasaulyje antikorupcijos konferencija Vilniuje. Надо снимать, надо прекращать это безобразие. Да, конечно. Я тебя снимаю. Я тебя. Какой блокпост? Это не блокпост. И начали проверять все телефоны. Да, ушел под реки. Красавица. Покажи, что тебя весь Павлоград, блядь, видит. Алло, ты, алло. Красавица, Павлоград, блядь. Thank you. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė sieksiantis dar vienos kadencijos kitąmet vyksiančiuose rinkimuose. Jo teigimu, per 4,5 metų šalyje įvyko daug teigiamų pokyčių, tačiau liko ir nepadarytų darbų. Noriu juos tęsti, tai prezidentas argumentavo apsisprendimą. Sukurti stiprią, teisingą Lietuvą, kuri gerbia savo piliečius ir yra gerbiama jų. Pusvalandį trukusioje kalboje prezidentas džiaugiasi per kadenciją įvykusiais, jo žodžiais tariant, tektoniniais lūžiais šalies saugumo srityje, negalią turinčių žmonių integracijoje, mažinant atskirtį ir stiprinant savivaldą. Kitose srityse galima padaryti daugiau, sako Nausėda, todėl ir nusprendė dar kartą siekti prezidento posto, esą gerovės valstybė dar nepasiekta. Vokietijos kariuomenės vadas sako, kad vokiečiai visiškai nėra pasirengę karui su Rusija. O kaip Lietuva pasirengus? Visa tai bus įgyvendinta optimistiniu scenarijumi iki 2030 metų. Tam tikrą prasme mes turime laiką, kurį mums perka kraujo kaina ukrainiečiai kariaudami šį baisų karą su Rusija. Perka ne tik mums tą laiką, bet perka ir NATO, ir mūsų pagrindiniams sąjungininkams. Ir visi dabar stengiamės bėgti šitą sprinto distanciją, kas kaip išmanome, kiek galima greičiau, tam, kad atbėgtume laiku ir būtume pasirengę kitų savo. Reikia skubiai susitarti, tai yra dėl gynybos finansavimo. Ir Seime kol kas tokių požymių nelabai matyti, kad pavyks susitarti. Kaip Jūs manote, ar tai įmanoma vis dėlto padaryti prasidėjus šitam rinkimų vajui? Svarbus ir geras klausimas. Iš tikrųjų, turbūt į tai galutinai galėsime atsakyti tik tai tada, kada tą diskusijų raundą pabaigsime. Ir skolinimosi galimybės, apie kurias mes visada kalbame kiekvienais metais, jos yra įtrauktos ir į šių metų biudžetą skolintis iki 3%. Jeigu mes skaičiuojam, kad girdim netgi, kad Rusija gali per 3-5 metus pasiruošti, o mes tik 30 galim prisimti kažkokius lemtingus sprendimus, tai ar nebus per vėlu? Per daug kalbų? Aš nenoriu leistis į hipotetinius svarstymus. Svarbiausia, kad turime daryti kaip galima greičiau. Rusijoje taip pat viskas neaugs už žybą, galbūt tik tai jų propagandos pasiklausus. Atrodo, kad jie vieną pergalę po kitos pasiekia. Viskas tam pakankamai sudėtinga taip pat. Aš dar kartą kartoju, nesižvalgykime į tai, kas vyksta Rusijoje, supraskime, kad pavojus yra.
Iš tikrųjų, tai, kad čia sukėlė tokią audrą šitą temą, tai tik tai ir patvirtina, kad apie tai kalbėti reikia ir lytiškumo švietimo reikia mokyklose. Iš tikrųjų, ši tema labai stipriai yra išpučiama ir tai ir vyksta todėl, kad iki šiol nebuvo profesionalų, kurie galėtų jos tinkamai dėstyti. Dar atsimenu savo pamokas biologijos mokykloje, kuomet mokytoja praleisdavo sunkesnės temas, kalbant apie lytinius organus ir higieną pagaliau ir tos klausimus, kurie vaikus labai stipriai liečia. Pats būdamas mokytojai labai matau, kiek vaikai turi tų klausimų ir jie puikiai gali rasti nekokybiškos informacijos internete. Todėl šitoj vietoj mums labai svarbu yra standartizuoti šitą klausimą ir jį spręsti, o ne palikti vaikams patiems ieškotis kažkokios tai nebūtinai tikros ir teisingos informacijos nepatikimuose šaltiniuose. Kad laimėtumėte kiekvienas iš jūsų. Šalies, kuris prezidentas kandidatų yra autoritetas ir kodėl? Na, be abejo, dabar reikėtų kalbėti, kad Zelenskis. Ir aš tikrai taip galvoju, matydamas visas neigiamas jo savybės, bet jūs klausite prezidentas, ne? Nes jeigu apie politikus, tai, pavyzdžiui, turėčiau nepralenkiamą autoritetą Dalai Lamą vis dėlto, bet, jo prezidentų nepavadinsi. O, matot, problema yra ta, vėlgi priklauso nuo laikotarpio, aš šiai dienai tikrai išskirčiau Zelenskį su visais jo trūkumais, bet kito tokio ryškaus pasaulio lyderio šiai dienai aš beje nematau. Ar Lietuva jūsų vertinimu turėtų išduoti Ukrainai Lietuvoje apsistojusius ukrainiečius mobilizacijos metu, jeigu to prašys Zelenskis? Aš į žmonės, kurie pasitraukia iš savo šalies ir jie negrįžta, žiūriu pakankamai dviprasmiškai. Aš manau, kad tai galėtų būti pokalbių tema. Aišku, yra ir žmogaus teisų motyvai kai kurie, bet aš manau, kad ukrainiečiam tikrai kai kurie galėtų grįžti ir ginti savo tėvynę. Mes, Lietuvos žmonės, turime tiek jėgos. Kas mums trukdo būti stipresniais? Trukdo baimė? Nebijokime. Abejonės? Pasitikėkime. Nebūkime po vieną, nes tokie nesame. Kai nepatinka, sakykime tiesą. Žmonių pasitikėjimas vieni kitais didžiausia valstybės jėga. Balsuok už Tėvynės sąjungą. Duok Lietuvai daugiau jėgos. Taigi, žiūrėkite, komentuokite visur, turėkite nuomonę, nes mes šiandien iš tikrųjų pradėsim nuo aktualijos, tokios nacionalinio saugumo aktualijos ir tada pereisim prie to nuosprendžio, kurį Šimonytė atšventė Guns N' Roses koncerte, gerdama alų. Niekas aukų neatsiprašė, bet pradėkime iš tikrųjų nuo baisaus įvykio. Į Lietuvą išskrido iš pradžių buvo pasakyta šakedas. Mūsų valstybės vadovai buvo suvaryti į Rūsį. Finale ten buvo paaiškinta, kad jokio ten kažkoks menkavertis visiškai nesvarbus dalykas nebaisus įlindo į Lietuvos teritoriją ir čia nėra ko pergyventi. Audriau, kaip tu vertini šitą incidentą? Labas vakaras. Labai blogai vertinu šitą incidentą. Aš savo darą labai užsiminiau, noriu tą patį pakartoti, tą reikia kartoti. Žiūrėkit, kas atsitiko. Iš pirmo žvilgsnio nieko ypatingo, įskrido kažkoks pusiau ten saviveiklinis, kažkoks pusiau žaislinis, kažkoks dronas, nukrito labai greitai, nieko neįvyko. Tai vyksta pratybos, ten galbūt kažkur Baltarusija, gal netyčia paleido, niekas tam nereiškia. Bet mes visi žinom, kokia yra politika Lietuvoje. Kaip pas mus aiškinama, kad karas, kad jisai bus jau niekas nebesiginčia, bet tik tai datams nustatyta bus, kad nėra aišku, ar 20 metais, ar 29, ar dar anksčiau, bet metais vėliau, bet maždaug tokiu metu. Ir bet kada jis gali prasidėti. Ir dabar žiūrėkit, kas įvyko. Visiškai nesvarbu, čia ar vienas dronas atskrido, jeigu atskristų taip kaip į Ukrainą, 700 dronų ir dar 100 raketų. Turbūt mes visi, kurie stebim tą atgrasimo politiką, suprantam, kad būtų. Ar Trumpo kalbos turi didelės įtakos, nebejotinai jos turi kongreso sprendimams, bet kaip jos veikia saugumo politiką pasaulyje ir aišku, svarbiausia, kad mums yra tai ir Europa ir Lietuva? Be jokios abejonės labai veikia. Šie metai tikrai turi labai daug įvairių rinkimų, skaitant parlamentą ir labai daug nacionalinių, bet vis dėlto visam pasauliui tai yra JAV rinkimai. Tai šioje situacijoje, kas vyksta, tikrai vertinčiau, kad tai yra nacionalinių rinkimų procesas. Ir šiaip nacionaliniai rinkimai pradeda tapti grėsme nacionaliniam ir globaliam saugumui. Jungtinėse valstijose jau antra Meino valstija nusprendė pašalinti Donaldą Trumpą iš pirminių rinkimų pagal konstitucijos pataisą draudžiančią federalinius postus užimti maištininkams. Esu Kijeve, kad skambinčiau pavojaus varpais, nes kaip galėsime pasiteisinti, jei leisime demokratinę šalį užvaldyti tokiam diktatoriui kaip Putinas, ką tai sakys apie mūsų laisvės vertybės, mūsų demokratiją. Tam galime užkirsti kelią. Vakaruose turime reikiamus resursus, ko reikia, tai valios. Todėl žinutė paprasta, tai žadintuvas pasauliui. Užtikrinkime, kad Ukraina laimės šį karą. Šiandien mes nesame pasiekę maksimumo, ką galime padaryti dėl Ukrainos. Todėl šį rytą skelbiu jums, kad Prancūzijos įmonės kurs partnerystės. 3 iš jų bepiločių bei sausumos įrangos gamintojos. Jie su Ukrainos įmonėmis gamins atsarginės dalis Ukrainos teritorijoje. Kalboje Joe Bidenas sako, kaip ir Rooseveltas 41-aisiais, norintis pažadinti kongresą ir perspėti apie pavojų. Jei kas nors šioje salėje mano, kad Putinas sustos Ukrainoje, užtikrinu jūs, jis nesustos. Joe Bidenas metinę kalbą kongresui pradėjo nuo perspėjimo dėl demokratijos likimo Amerikoje ir Europoje. Kreipdamasis į paramą Ukrainai blokuojančius respublikonus ir lygindamas padėtį su antruoju pasauliniu karu, Bidenas sakė galintis užtikrinti, kad Putinas Ukrainoje nesustos.
Dalis stebėtojų šį metinį pranešimą jau iš anksto vadino svarbiausia ilgos Baideno karjeros kalba. Jis stebi galbūt didžiausią auditoriją iki pat Amerikos kryptį lemsiančių prezidento rinkimų rudenį. Bet momento išskirtinumą rodo kitas faktas. Prezidentai apie užsienio politiką paprastai užsimena tik antroje metinio pranešimo pusėje. Bet šį kartą kalbą jis pradeda nuo palyginimo su 1941-aisiais ir prezidento Roosevelto kalba kongresui. Jis sakė, kreipiuosi jūs akimirką, kuri neturi prezidento šalies istorijoje. Hitleris žygiavo pirmyn, Europoje siautėjo karas, prezidentas Rooseveltas siekia pažadinti kongresą. Baidenas sako, dabar jis čia atėjo pažadinti kongresą ir perspėti šalį dėl demokratijos likimo ir Amerikoje, ir Europoje. Jei kas nors šioje salėje mano, kad Putinas sustos Ukrainoje, užtikrinu jūs, jis nesustos. Dabar mano pirmtakas, buvęs respublikonų prezidentas, sako Putinui, cituoju, daryk ką tik po velnių nori. Kaip Baidenas atrodo, ar jis sugeba užlipti ant podiumo ir sklandžiai eiti? Ilgai lauktas ir daugelio pasaulio politikų skatintas sprendimas Vašingtone priimtas. Respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai patvirtino $61 milijardo paramos paketą. Sprendimą iškart pasveikino NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, ES vadovai Ursula von der Leyen ir Charles Michelis. Ukrainos prezidento žodžiais, Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai išlaiko istoriją teisinga kryptimi. Dvispalvėmis mojuojama atstovų rūmų salėje ir ant kongreso laiptų, pagaliau patvirtinus $61 milijardo pagalbos paketą Ukrainai. Sena kariuomenės išmintis, geriau siųsime kulkas į konfliktą užsienyje nei savo vaikinus, savo karius. Tai svarbus momentas ir sprendimas. Ačiū visiems palaikiusiems šį paketą. Parama suskirta tvirtinti atstovų rūmų pirmininkui nuvykus pas Donaldą Trumpą, respublikonų kandidatą prezidento rinkimuose. Būtent jo pageidavimu dalis pinigų Ukrainai skiriami tik paskola. Dėl paketo, kaip sako Zelenskis, ukrainiečiai tiesiogine to žodžio prasme kariavo ir žuvo. Ir ukrainiečiai dėkoja Jungtinėms valstijoms už ilgai lauktą paramą. Kongresmenai ateina sukirsti rankomis. Skanduojamos balsavusiųjų už pavardės. Tai tikrai istorinis įvykis, dabar atsiveria galimybė demokratijos pergaliai pasaulyje. Čia susirinkę Amerikos ukrainiečiai sako, kad pagaliau gali vėl didžiuotis Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Pagaliau kaip Amerikos ukrainietis jaučiu pasididžiavimą mūsų šalimi. Jie nutraukė tą begėdišką vilsimą, jis kainavo daug Ukrainos karių gyvybių. Kongresmenai sako, tai gera diena demokratijoms. Ir labai bloga diena Putinui ir Xi Jinpingui. Ar paketas skirtas pergaliai, ar tik Ukrainos išgyvenimui, sako. Priklauso nuo to, ką vadinate pergalę. Žmogus, kuris vienija ir ieško draugų, o ne priešų. Tai aš kategoriškai pasisakau už tai, kad mes neturime planuoti apie antrąjį. Eikim už pirmą! Prezidento rinkimuose balsuosiu už Ingridą Šimonytę. Nes šiais neramiais laikais reikia patikimų lyderių. Ingrida Šimonytė ir jos komanda per šiuos 4 metus, vesdama šalį lyg terminų laiką, įveikdama pandemiją, suvaldydama migrantų krizę, adekvačiai reaguodama į Rusijos agresiją į Ukrainą, įrodė, kad geba efektyviai vadovauti valstybei. Konsoliduodama virš $1 milijardo vertės Lietuvos pagalbą Ukrainai, stiprindama pasiruošimą Lietuvos gynybai, Ingrida Šimonytė parodė, kad yra atsakinga tarp valstybinio masto politikė. Įrodė, neretai savo populiarumo sąskaitą, kad gali rasti dar niekieno nepramintą, originalų ir saugų sprendimą. Kita vertus, šiandien atėjo laikas prezidentui su charakteriu. Drąsaus būdo. Šiandien būtina mobilizuoti valstybę krašto apsaugai ir gynybai. Šiandien turime ruoštis žūtbūtiniai kovai už savo tėvynę, Lietuvą. Tad balsuokime už ateitį. Balsuokime už pergalę. Balsuokime už Lietuvą. Balsuokime už Ingridą Šimonytę. Žmogus, kuris vienija ir ieško draugų, o ne priešų. Jis drąsus, stiprus, valingas. Jis taip darys. Viltis, valia ir išmintis. Tai labai svarbu Lietuvos. Laiminčių Lietuvos. Išsikėliau 4 klausimus. Kodėl, o, ar ir kas. Tikrovėje pamatėme, kaip viskas yra trapu. Kai agresorius perjungia pavarą ir ciniškai traiško demokratinį pasaulį, kol šis apsimeta to nesuprantantis. Užuot padėjęs sustabdyti ten, kur atsirado šansas, daug kas meiliau rinkosi ausinukus, per kuriuos sunkiai prasiskverbia kovojančios Ukrainos prašymai duoti jiems būtinus įrankius, kad agresorius sustabdytų Ukrainoje dabar. Kad rytoj nereikėtų stabdyti ten, kur mums mažiau norėtųsi. Šiandien esame taške, kai arba agresoriui bus leista įjungti 4 pavarą ir judėti nestabdomam gilyn, arba rasime valios ir jėgų padėti apsukti jį taip, kad kartu su byrančia greičių dėže jis nešdintųsi iš laisvos Europos žemės. Kas man yra stipri šalis? Pirmiausia, tai šalis,
nedaranti kompromisų dėl pamatinių ir vertybinių klausimų, nenulaidžiaujanti agresoriams, nepasiduodanti šantažui. Šiuose rinkimuose ir aplink juos girdime žmonės teigiančius, kad jie už tai. Todėl anot jų nereikia padėti Ukrainai, nes tai tęsia karo veiksmai. Todėl anot jų nereikia stiprinti savo gynybos, siekti sąjungininkų buvimo, plėtoti gynybos pramonės, visą tai neva provokuoja. Mūsų atsakas turi būti taika per stiprybę, ne per silpnybę. Taika per Ukrainos pergalę, o ne per dar vieną Minską, tik programuojantį problemas ateičiai. Stipri yra šalis ta, kuri sugeba susitelkti dėl silpniausių, kad jie šalyje jaustųsi saugiai ir tvirtai. Tikiu, rasčiau kalbą ir argumentų pakankamai turėčiau dėl mūsų saugumo kalbantis ir su ponu Trumpu, jeigu tektų rimtai pasikalbėti. Šiandien mes privalome saugoti Europos sienas. Išvien ir kartu su jas saugančiais ukrainiečiais, su sąjungininkais, su visais branginančiais laisvę. Kam pakeliui, ginkime ir auginkime. Santykių Lietuva turi siekti su Rusija ir Baltarusija. Pone normalių kaimyninių santykių, nesikišant į tų šalių vidaus reikalus ir kategoriškai sakant, kad negalima kištis ir į Lietuvos vidaus reikalus, lygiateisių santykių, nes mes nebendraujam su visom šalim lygiateisiai. Tai lygiateisių santykių ir Lietuvos žmonių gerovės vardan santykių. Ir pakartosiu, jeigu mes Lietuvos teritorijoje šiuo metu turim moteriškę Cikanovskają, kuri atstovauja mūsų valdžios koridoriuose Baltarusiją, tai mes tiesiog kišamės į kitos šalies vidaus reikalus. Ir kai iš tos auditorijos kyla garsai, kad reikia ginklų nuversti valdžią Minske, tai mes suteikiam pretekstą Minsko valdžiai sakyti, kad jie nesijaučia saugus dėl padėties Lietuvoje. Tada galime prisiminti Turkijos prezidentą, kuris ką padaro, kai nusprendžia, kad padėtis Sirijoje sukelia grėsmę Turkijos nacionaliniam saugumui. Jis įveda karius į Sirijos teritoriją. NATO narė, mūsų sąjungininkė Turkija taip elgiasi. Mūsų Lietuvos politika yra Rusijos ir Baltarusijos atveju provokuojanti. Mes Kaliningrado srityje sąmoningai darėme provokaciją, kad Rusija turėtų teorinį pretekstą padaryti kažką drastiško. Mes apkaltinom, kad tai yra ES reikalavimas. Mes susipykome su Amerika dėl šitų situacijų. Mes provokuojame. Turkiai provokuojame, galim smūgį gauti atgal. Klausimas skamba, kokių santykių Lietuva turi siekti su Rusija ir Baltarusija. Pone Museli. Na, tiesą sakant, mane stebina tokios mintis, nors jau gal nieko nebereikėtų stebėtis. Viena iš valstybių, Rusija, pažeisdama Jungtinių tautų chartiją, užpuolė kitą valstybę ir kuomet kitos valstybės stengiasi užpultai valstybei padėti, grasina branduolinio atsako. Kita valstybė, konkrečiai Baltarusija, būdama visiškai vasalinė nuo Rusijos valstybė, praradusi bet kokius nepriklausomybės likučius, tuomet kai suklastojo 2020 metų rinkimus. Ir mes dar kalbame apie tai, kad su Baltarusija galėtume puoselėti kažkokius tai santykius. Ponai, nebūkite naivūs. Su Baltarusija nebus jokių santykių, net jeigu jūs labai šito norėtumėte. Dėl vienos labai paprastos priežasties, kad Baltarusija yra visomis prasminėmis, pasiskolinusi, ekonomiškai priklausoma, kariniu požiūriu priklausoma nuo Rusijos. Ir Lukašenka, kaip jis ten save vadina, neturi jokios manevro laisvės. Ir jeigu jis mėgina sukurti kažkokią tai iliuziją, kad galima puoselėti santykius su vakarais, tai jis paprasčiausiai mulkina visus. Todėl mes turime labai aiškiai stovėti ir turėti labai tvirtą poziciją. Ukraina buvo užpulta, Ukrainos laisvė yra mūsų laisvė, mes turime telkti tarptautinę paramą Ukrainai pasiekti pergalę. Ir tai yra geriausias būdas netapti patiems izoliuotis. Nes šiandien, jeigu atstovausite ponas Vaitula ar kiti tokias idėjas, tai jūs būsite izoliuoti geriausiu atveju kartu su Vengrijos premjeru, Slovakijos galbūt vadovais ir visa tarptautinė bendruomenė nuo Lietuvos išpažįstančios tokią ideologiją nusiveria. Ar ne šį pasiekti? Pirmųjų debatų, kuriuose dalyvavo visi 8 kandidatai į prezidentus, politikos ekspertų vertinimas. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir politologė Dovilė Jakniūnaitė sako, kad pusė kandidatų kalba labai panašiai. Kiti bando išsiskirti vieną ar kitą pasirinktą temą, kurią pagins. Politologė Dovilė Jakniūnaitė sako, apibendrinant galima sakyti, yra dvi grupės kandidatų. Viena pasisako už dabartinės politikos tęstinumą. Kiti visi užsiminėja susitarys apie kritiką ir iš principo, sunku pasakyti, kokia alternatyvesnė vizija jis. Ekspertams labiausiai įstrigo tai, kad Giedrimas Jeglinskas nuolat priminėjo buvo NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojų. Ir taip pat, kad jis turi daug visokiausių ekspertinių ir politinių pažinčių. Mažiau kalbėjo apie Europą, apie Europos, sakykime, ateitį. Na, jisai iš tikrųjų palieka gerą įspūdį. Kalbėdami apie gydytoją Eduardą Vaitkų, tiek Valionis, tiek Jakniūnaitė lakoniški. Čia girdėjosi Kiseliovas, girdėjosi Solovjovas, girdėjosi Rusijos naratyvas, kad reikia taikos. Jis turi savo kelias frazes, apie taiką, apie rusų žmonės ir norą bendradarbiauti, Lietuvos neteisingą poziciją. Jis jas kartoja, tačiau už to nematyti jokio kažkokio gilesnio supratimo. Mintis apie Rusijos keliamą grėsmę. 5 iš 8 kandidatų pritarė, kad Rusija didžiausia grėsmė Lietuvai, o kad ji būtų atgrasyta, siūlo visais įmanomais būdais padėti Ukrainai. Rusija buvo, yra ir vis didžiausia grėsmė Lietuvai, įsitikinęs Giedrimas Jeglinskas. Jis sako, kad dėl to pirmiausia Lietuva turi padėti Ukrainai laimėti karą. Rusija turi ir sąjungininkų, vienas iš jos sąjungininkų yra mūsų kaimynystėje. Štai kodėl turime ne tik tai reaguoti į tai, ką Rusija daro ir imtis tam tikrų gynybinių priemonių, bet turime taip pat ir turėti aktyvią Rusijos sulaikymo strategiją. Ingrida Šimonytė. Septyninis uždavinys šiandien pats svarbiausias yra vis dėlto padėti Ukrainai, kad Ukraina galėtų tai padaryti. Jeigu Ukrainai nepavyktų to padaryti, na, mes tuomet jau turim galvoti apie kažkokį kitą pasaulį. Eduardas Vaitkus teigia, grėsmė Lietuvai didėja, kai Rusija provokuojama ir teigia, kad anksčiau Europa buvo sutarusi, kad saugumas negali būti dalomas. 21 metais mes atsižadėjome šito principo ir nusprendėme, kad Rusija tada pasirūpina saugumu pati. Todėl amerikiečiai ir atvažiavo į Maskvą ir sutarė karo Ukrainos teritorijoje principus. Karo, kuris padidina viso pasaulio sunaikinimo galimybę.
Todėl aš pritariu Angelos Merkel mintims, kad būtina taikos dėrybos su Rusija ir susitarimas dėl naujos visuotinės taikos Europoje. Ignas Vėgėlė teigia, pritarantis Jungtinių valstybių prezidento Ronaldo Reigano politikai Rusijos atžvilgiu. Kad būtų taika, reikia stiprinti galią. Reikia labai atidžiai sekti pasaulinės tendencijas, pasaulinių galių tendencijas. Ir pagrindinis tikslas yra ne kalba apie Rusiją, Baltarusiją ar dar kažkokias kitas kalbas. Pagrindinis tikslas yra sudaryti visas sąlygas, visiems stengti sutartinai, kad Lietuvoje būtų taika. Padaryti, kad mes galėtumėm gintis ne 14 dienų, o bent jau 30 dienų, nes NATO gali nespėti sureaguoti. Dainiaus Žalimo nuomonė dėl NATO gynybos greičio kita. Pirmiausia, nustoti gąsdinti savo žmonės, nes mes turime pasitikėti tik savo šalies gynybos galimybėmis, tik ypač NATO. Remigijus Žemaitaitis sako, grėsmė ne pati Rusija, o politikai ir verslininkai, kurie ją valdo. Mums yra grėsmė iš rytų, tai yra politikai ir šiandien verslininkai, kurie valdo Rusiją. Kovos mašinos. Pagal konstituciją prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su vyriausybė vykdo užsienio politiką. Taip pat yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Kandidatų į prezidentus debatai apie ekonominę ir socialinę politiką ekonomistų teigimu parodė, kad visi kandidatai stengiasi kalbėti tai, kas patiktų rinkėjams. Vengia atskleisti, kokios jų pačių vizijos ten, kur mato problemų, per daug kritikuoja esamą valdžią. Būtent todėl, pasak ekonomistų, studijoje labiausiai trūko tuo metu Rygoje viešėjusios dabartinės premjerės. Apie Eduardą Vaitkų debatuose ekonomistai trumpai. Vaitkus yra kandidatas, kuris turi savo pasaulyje tame gyvena ir iš to pasaulio karts nuo karto mums duoda kažkokią vieną arba kitą refleksiją. Sunku suprasti, ar jis nepasirengęs visiškai, ar jis tiesiog turi tą savo viziją, kaip sustabdyti karą ir Lietuvą padaryti tokią klestinčią salą, kai aplinkui yra neramus pasaulis. Jungtinių valstybių prezidentas užtikrina, kad Vašingtonas tvirtai palaiko Ukrainą. Po sąjungininkų įsilaipinimo Normandijoje iškilmių Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šiandien sveikino Paryžiuje Jungtinių valstybių prezidentą. Amerikos prezidento sutikimo ceremonija ne prie Eliziejaus rūmų, kaip labiau įprasta, o prie Triumfo arkos Paryžiaus centre. Viešint Paryžiuje, Joe Bideną turėjo pasiekti gera žinia iš Vašingtono. Jis pirmą sykį nuo pernai spalio pagal nuomonių apklausas aplenkė galimą varžovą prezidento rinkimuose Donaldą Trumpą. Kartu su Joe Bidenu žmona Jill Biden, kuri buvo trumpam sugrįžusi į Ameriką, kad palaikytų sūnų Hunterį, kuris stojo prieš teismą dėl neteisėto ginklo įsigijimo. Rusijos karas Ukrainoje bene svarbiausia tema per lyderių derybas. Vakar susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Makronas sako norintis kuo greičiau suburti karinių instruktorių siuntimą palaikančių šalių koaliciją. Joe Bidenas Zelenskio atsiprašė dėl vėluojančios Amerikos karinės paramos, kuri Ukrainai yra gyvybiškai svarbi. Jungtinės valstijos nuo karo pradžios Ukrainai suteikė $107 milijardų paramą, nes žino, kas bus, jei Putinui pavyks. Jis nesustos Ukrainoje, visai Europai grės pavojus. Neketiname leisti, kad taip įvyktų. Jungtinės valstijos tvirtai remia Ukrainą. Kartoju dar sykį, mes nesitrauksime. Paliaubų ir dėrėtis. Tokią poziciją įsakė ir vakar Kyjive apsilankęs ES tarybai pirmininkaujančios Vengrijos premjeras. Kaip tokie siūlymai sutinkami pačioje Ukrainoje? Kalbame su Kyjive esančiu politologu Maksimu Milta. Kaip ukrainiečiai, paprasti Ukrainos gyventojai, jūsų pažįstami Kyjive, kaip jie žiūri į tas dabar jau vis garsius skambančius raginimus dėrėtis, galbūt skelbti tas paliaubas, nes turbūt nuotaikos nuo 22 vasario pabaigos yra pakitusios. Pačioje Ukrainoje nėra tiek, sakykime, pastebimos daugumos, kuri kviestų valdžią, tarp Zelenskį ar vyriausybę, imtis derybų. Charkivas šitai sunkiai įmanoma, Charkivas praktiškai žiūrėjo praktiškai trūkstamis, bet nepaisant visų šitų aplinkybių, nepaisant nuoseklio nuostolių, tarp karių ir tarp civilių, vis vien ukrainiečių ryžtas, bent jau pačioje Ukrainoje yra labai paskirtas. Imant vien visas šitas aplinkybes, vis tiek ukrainiečių ryžtas išlieka stabiliu. Ir ta dauguma ukrainiečių pasisako už tai, kad Ukraina privalo ir toliau kovoti. Pirmiausia, yra kalbama apie tai, kad bet kokias sąlygas, paliaubų, derybų, kažkokių kitų veiksmų, bet kokias sąlygas privalo nuspręsti pirmiausia pati Ukraina. Ukrainoje, Ukrainos gyventojų, Ukrainos piliečių yra labai stiprus savo subjektiškumo suvokimas to, kad pirmiausia patys ukrainiečiai privalo nuspręsti ir tame tarpe, ką reiškia pergalė, kuo jį gali pasižymėti. Taigi šio požiūriu, bent jau šiuo momentu Liepos mėnesį, 24 metų Liepos mėnesį, apie jokias nei derybas, nei paliaubas, nei vienokių ar kitokių laikinai okupuotų teritorijų atsisakymą ar tai sušaldymą, apie tai nėra kalbama. Mėly Lietuvos žmonės, visi esame sujaudinti įvykių Garliavoje. Prieš tai, kad tikrai nebuvo naudojamas joks smurtas. Labadiena, profesoriau. Mūsų studijoje profesorius Landsbergis, kuris šį rytą, jeigu aš neklystu, buvo tas asmuo, kuris prižadino prezidentę Grybauskaitę ir informavo ją, kad operacija, mergaitės paėmimo operacija prasidėjo. Ar tai buvo, profesoriau? Tikrai negaliu pasakyti, ar prižadino, aš manau, kad ne. Bet aš paklausė prezidentas, ar jis žino, kas vyksta. Ar nežinojo? Tai toks mano įspūdis, kad jį dar nežinojo. Arba galbūt nenorėjo patvirtinti, kad žinau, nežinau. O jūs pats iš ko sužinojote, kad prasidėjo šitas paėmimas? Iš ryto Kupčinsko. Tas Kupčinskas, jis galbūt buvo tenais vietoje? Jis važiavo ten, bet jis važiuodamas paskambino man ir pasakė, kad muša žmonės lasdomis,
ir vyksta puolimas. Ar jūs manote, kad šioje situacijoje smurtas buvo panaudotas ne tik prieš tos žmonės, kurie neva nesilaikė pareigūnų nurodymų, bet ir prieš šeimos narius, prieš mergaitę taip pat? Koks jūsų įspūdis iš to, ką mes dabar matėme ir žinome? Jūs irgi matėte, kad mergaitė išeina iš globėjos namų, motinos vedama už rankutės. Taip, matėte. Reiškia, jokios jėgos prieš ją nebuvo naudojama. Na, tas siužetas buvo pakankamai trumpas ir atrodo, mes matėme, kad jinai yra išnešama mamos ir advokatų rankų. Tai gal jūs klaidingai matėte, jūs pasiklausykit, ką sako dabar oficialūs pranešėjai, kad jokios prievartos, jokios jėgos prieš vaiką nebuvo naudota. Jūs klystat, kai jūs man sakot, kad ji buvo jėga išnešta. Jūs manote, kad tas faktas, kad jinai buvo tiesiog išnešta, jau parodo, kad jėga buvo panaudota? Nu, aš nežinau, ar galima išnešti nenaudojant jėgos, tai angelai galbūt neša kaip nors nenaudodami jėgos. Čia nebuvo panašu į angelų funkcijas. Jūs buvote garliavoje, tiesa? Kas sėdi čia reiškia? Jeigu aš būčiau generalinis prokuroras, visų pirma, aš neleisčiau savęs pasodinti prie žmogaus, kuris yra įtariamas. Laikiau ją geriausią Lietuvos ryto žurnalistę. Bet netgi tai, kad aš ją gerbiau. Tęsime pokalbį su ponu Landsbergiu. Pats advokato dalyvavimas tam nešimo procese, kaip jūs vertinate tai? Nes visą laiką nuo pat pradžios buvo šnekama, kad mergaitė turi būti perduota mamai ir tai kaip įrodytų kaip tam tikrą gerą valią. Šiuo atveju mes matėme, kad ponas Černiauskas taip pat nešė mergaitę. Kaip jūs vertinate šitą faktą? Taip turbūt nieko bendro su įstatymu neturi. Profesoriau, dar vienas klausimas. Tas faktas, kad pareigūnai ėjo į kambarį ir nusuko arba uždengė kameras, stebėjimo kameras, kurios buvo viduje, jums jis kažką tai iliustruoja, rodo? Jis rodo savivalę, darom, ką norim. Darom, ką norim, jeigu yra taip nutarta, ką mes darysim, tai mes taip ir darom, o turbūt nutarti yra leista. Aš nežinau, ar tos kameros tai buvo kliūtis, kurias reikia pašalinti. Jos galbūt būtų buvusios kliūtis meluoti. Tai tikrai taip. Jeigu kas nors norėtų sakyti bet ką, neturint jokios vaizdinės medžiagos, tai jos buvo kliūtis tos kameros. Mes dabar liktai pavyko mums susisiekti su ponu Černiausku, pabandom įsiaiškinti, ką ponas Černiauskas sako apie aplinkybės, kai buvo ta mergaitė. Pone Černiauskai, ar girdite mane? Sakykit, prašau, jūs buvote to kambario viduje, kai buvo perduodama mergaitė? Taip. Gal galite papasakoti mums, kaip vyko tas procesas? Neringa Venckienė klykė, rėkė ir kėlė sumaištį, todėl mergaitė kuo skubiausiai buvo išnešta ant rankų iš patalpos, įsodinta į automobilį ir automobilis išvažiavo iš Garliavos. Neringa Venckienė, kadangi nekliudė paimti mergaitę, jos rankos buvo atneštos ir patrauktos nuo mergaitės, tam, kad mergaitė nebūtų sužalota. Būtent fizinis kontaktas ir fizinio kontakto metu, kada Neringa Venckienė gniaužė mergaitę, smaugė, naudojama iš Neringos Venckienės pusės prievarta prieš mergaitę. Pone Černiauskai, dar vienas klausimas. Mes supratome, kad būtent policijos pareigūnai atgniaužė ponios Venckienės rankas. O kas paėmė mergaitę nuo Venckienės kelių ir perdavė ją mamai? Vaiko teisės saugos specialistė vaiką perdavė mamai. Mama kartu su specialistė paėmė mergaitę ant rankų ir po to jau vaiko teisės specialistė pasitraukė, kad netrukdytų ir vienas kitam nesutrukdytų ir nepragriūtų ir nesužalotų mergaitę. Pone Černiauskai, mes dar matėme, kaip būtent jūs nešėte mergaitę į tą autobusėlį. Kadangi mama paprašė pagalbos, nes ją iš tikrųjų sunku, mergaitė pagal savo amžių iš tikrųjų daug sveria. Ir šiuo atveju, tam, kad neparkristų, aš buvau šalia ir jeigu tik tai mama neišlaikytų ar panašiai, aš buvau pasiruošęs mergaitę prilaikyti tam, kad jinai nesusižalotų. Mergaitė iš karto pasijuto geriau ir jinai pradėjo bendrauti, jie pradėjo žaisti, pradėjo juokauti, pradėjo iš tikrųjų kreipti įvairias ištaisės, kalbėtis apie atostogas, apie keliones, apie įvairius dalykus. Mergaitė pareiškė norą, kad jinai norėtų lankyti baseiną. Paprašė, kad leistų pašukuoti mamai plaukus. Iš tikrųjų, natūrali reakcija buvo visiškai netikėta. Pone Černiauskai, jūs tiesiog sakote, kad tam autobusėlėje, į kurį buvo įnešta mergaitė, mums pasirodė, kad klykianti mergaitė iš karto pradėjo juokauti su mama ir kalbėtis apie ateities planus. Ar teisingai aš suprantu? Taip, teisingai. Stresas praėjo mergaitai ir jinai iš tikrųjų puikiai jautėsi. Pone Landsbergi, kaip jūs galvojate, išgirdę tokį komentarą apie aplinkybės, kaip įvyko perdavimas ir kas buvo po to? Bet tai jūsų nuomonė buvo šiek tiek kitokia, matant tos vaizdus. Jūs pirmiausia klausėt advokato, ar jisai ėjo į vidų kaip vykdytojas, jisai patvirtino, ir jis dalyvavo vykdant teismo sprendimą. Tai yra įdomus momentas ir teisėtvarkai ir advokatų veiklos praktikai. Jo pasakojimas, kad Venckienė smaugė mergaitę, mažai tikėtinas. Buvo aiškiai pasakytas žodis spaudė ir smaugė. Ir tada galima pateisinti viską.
nes reikia gelbėti. Apskritai, visas veiksmas suplanuotas bemaž kaip įkaitų gelbėjimo operacija. Ar galėjo būti kažkaip kitaip, juk vis dėlto pareigūnai ir teisininkai sakė, kad šiuo atveju mes susidurėm su teismo sprendimu nevykdymu ir mes matėm tam tikrą planavimą ir bandymą išvengti tų veiksmų, kurie anot pareigūnų yra teisėti. Jūs manote, kad tie veiksmai yra neteisėti visai? Yra atrankinė teisė, kuri kompromituoja pačią teisę. Labai ramiai kelis kartai jau buvo pasakyta, kad yra Lietuvoje apie 17 000 neįvykdytų ir nevykdomų teismo sprendimų. Aš norėčiau irgi papasakoti vieną labai man gerai žinomą atvejį apie teismo sprendimą, kurio nevykdo institucija, jos vadovas, žurnalistas. Sumokėti baudą už šmeižimą, nors tai yra teismo sprendimas, tai tęsiasi daug metų. Antstoliai skėsčia rankomis, jie visiškai bejėgiai. Šiuo atveju antstoliai pademonstravo, kad jie turi jėgos įgyvendinti tai kai nori, o čia yra selektyvi teisė. Kodėl šio kartu norėjo? Už to matyti yra labai dideli interesai. Aš manau, ir tai turbūt visi žmonės mato ir visi klausia, kodėl nesprendžiama pedofilijos byla. Po kurios būtų viskas aišku, nėra jokių įtarimų Stankūnaitei, kad jį dalyvavo bloguose ar nusikalstamuose veiksmuose, dėl kurių kaltinamas Ūsas, o tai vyko Stankūnaitės namuose. Tai užbaigus tą dalyką, iš tikrųjų galima būtų sakyti, kad Stankūnaitei jokių įtarimų nėra. Jeigu būtų įtarimas ir labiau kaltinimas, nebūtų galima perduoti vaiko. Užtat todėl padaryta, kad jinai visiškai nekalta ir neįtariama. Supratau, profesorius Landsbergis sako, kad visų pirma prieš šitą perdavimo operaciją turėjo būti vis dėlto baigta ta pedofilijos byla ir tik tai po to jau reikėjo spręsti, kaip elgtis šioje situacijoje su mergaitė. Dabar mes turime išeiti į reklaminę pauzę. Bet aš tik vieną dalyką pasakysiu. Kadangi ta jungtis akivaizdi ir logiška, tai dabar padaryta taip, kad jos nebūtų ir tikriausiai pedofilijos bylos nebebus. Nes ji buvo nutraukta tuo metu, kai Stankūnaitė turėjo duoti parodymus. Tada teismas nutraukė procesą. Supratau. Ir dabar išvengta šito. Pratyboms Vilniaus Viršuliškių ir Aukštųjų Panerių rajonuose bei Kauno Palemono teritorijoje naktį buvo įvesta komendanto valanda. Pratyboms skirtus specialiuosius automobilius stabdė šauliai, važiuojančius civilius tikrino policijos pareigūnai. Palemono geležinkelio stotis didžiausia prekinė stotis Kauno regione, čia stoja ir keleiviniai traukiniai. Tai yra aukštos vertės objektas, geležinkelio stotis, vykdom šito objekto apsaugą, taip pat vykdom civilių gyventojų apsaugą. Be to, šiuo metu Kaune irgi yra du aukštos vertės objektas, tai Kauno hidroelektrinė, taip pat Dariaus ir Girėno aerodromas. Didesnės grupės įsiskverbė į tam tikrą teritoriją, į valstybę, kursto žmonės, ieško nelojalių žmonių ir organizuoja savo operacijas. Sakykime, ir ta visa grėsmės lygis visas auga ir einame truputį prie karo. Nauja kadencija nebus lengva. Mes ir toliau turėsime be išlygų ir visomis galiomis remti Ukrainą, siekti tarptautinės bendrijos dėmesio išlaikymo Ukrainai. Prezidentas tikisi, kad per antrąją kadenciją bus įvestas visuotinis šaukimas, o gynybos finansavimas pasieks 3,5% bendrojo vidaus produkto. Politologai tikrai dėl vieno. Lietuvos užsienio politika nesikeis ir ateinančius 5 metus. Nausėda sako, kad jo vizija kurti gerovės valstybę nesikeičia. Gali padėti didinti spaudimą Putinui sėsti prie derybų stalo bei priversti Rusiją atitraukti karius iš Ukrainos. Praėjus savaitei nuo puolimo pradžios link Kursko srities skubantys Ukrainos kariai. Atgal vežama pamušta technika ir tylos sieną atsivėrusių Ukrainos karių nuovargis, puikia iliustracija, kad invazija Rusijoje nepasivaikščiojimas parke. Kariuomenės vadas Sirskis sako, Ukraina kontroliuoja 74 gyvenvietės, vakar, kad užėmė 1000 kvadratinių kilometrų teritoriją. Kuo greičiau Rusija sutiks atkurti teisingą taiką, ypač remiantis taikos formulę, tuo greičiau sustos Ukrainos gynybos pajėgumų reidai į Rusiją. Puolimas Rusijoje užtildė skeptikus ir padrąsino Ukrainos rėmėjus. Kijevo gebėjimas tokią operaciją surengti paslaptyje anot apžvalgininkų leidžia manyti, bet tai gali būti platesnio plano dalis. Į Kijevą atvykę respublikonų ir demokratų senatoriai turi pasakyti dar daugiau. Drąsu, ryžtinga, gražu. Taip ir toliau Putinas tai pradėjo, skirkite jam į užpakalį. Šiandien viltinga diena. Matau daugiau vilties, nei mačiau per visas savo keliones čia. Proveržis Kurske istorinis, tai seisminis lūžis, geros ir didelis naujienos, kurios žada daugiau proveržių. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas nacionalinėme demokratų suvažiavime Čikagoje pradėjo simbolinį atsisveikinimą su partija ir perdavė estafetę viceprezidentei Kamalai Harris. Jis seniai ruošiasi šiame demokratų suvažiavime Čikagoje sakyti kalbą, bet ne šią kalbą.
Dabar tai atsisveikinimo kalba ir atsisveikinimo pasirodymas. Pusę amžiaus trukusios politinės karjeros epilogas. Amerika, aš myliu tave. Ačiū, Džo, ačiū, Džo. Ar jūs pasiruošę balsuoti už demokratiją ir Ameriką? Leiskite paklausti, ar jūs pasiruošę išrinkti Kamalą Harris ir Timą Volsą? Gregas sako, ir dabar būtų balsavęs už Bideną ir susigraudina. Jis pasitraukia aukštą natą, pačia aukščiausia nata. Jis pasitraukia, kad mes galėtume judėti į priekį. Mes žvelgiame į ateitį. Na, mano brangieji, ateitis jau čia. Paskutinis masinis Ruskijos smūgis raketomis ir dronais buvo itin nesėkmingas, sako jis. Taip, itin maža dalis raketų ir dronų savo taikinius pasiekė, tačiau net nebejojame, kad rusai tikėjosi visiškai kito rezultato. Šiuo metu žinome, kad kombinuoto smūgio metu iš viso buvo paleista virš 230 priemonių skirtingų, iš jų taikinius pasiekė vos apie 10%, tai turėtų varyti rusus į absoliučią neviltį. Jeigu bus pasodintas, jisai turės sėsti tą pagelbę kalėjimą. Taip? Tai jo, jisai turės pareigūnų kalėjime, jisai turėtų sėdėti. Kurortas ten, kur jo nepasieks. Esat tiek visokios informacijos apie tai, kaip pedofilai neršia karo metu. Ir kaip yra gaudamos aukos, kaip tie vaikai likę be tėvų yra patenka iš tos tėvus. Ir kada atsiprašant šitą reikia mokyklose. Charakteristikai teismo štai teigiamai charakterizuojami. Vėl nusikalto pirmą kartą. Nebus prieš tai administracinė tvarka. Nebuvo teistas, aišku. Tai vat, tą viską susumuoja ir apie tai kalbėti. Teismo motyvacija, na, su ja galima sutikti, tokia yra teisinė sistema, kad kodėl toks nuosprendis, sakykime, kodėl toks, o ne kitoks. Tai vėlgi, kaip sakoma, teigiamai charakterizuojami. Kiek vaikai turi Las-Vegase pokerį žaidžia. Ir sakė, kad taučia dokumentų. Apie Palucko tema labai stipriai yra, na, išpučiama. Kas atrakino jam studijų? Kas jį svetimą žmogų, jau nedirbantį, jisai negalėjo dirbti Ąžuoliuke ir būti Seimo nariu. Kas jam tą vasarą atrakino? Kas jį leido? Kas jam leido pasilikti nakvoti? Kas yra tie žmonės? Tai čia klausyk, čia gal galėtų padaryti rimtą gerį tyrėjų, kur čia dabar Palucka. Lytiškumo labai palaikė buvo žmonių, kurie ir sakė frazę, tu ten tiktų. Tai yra jisai tinkamumo tą tokį reikalą praėjo ir gavo palaiminimą iš pinigų. Pinigų, kurie bendradarbiauja su užpaskaitom su dabartiniu. Organus ir ką jisai sako? Pašnekovas svarsto, kad Seime galėtų dirbti švietimo ir mokslo komitete, artimų jo profesiniai veiklai, pedagogikai. Nors prasmės ekonomikos mokytojo darbė sako niekada nepasigeidęs, apsispręsti sukti politiką, pasak Bartuševičiaus, padėjo išgirstas paraginimas. O paraginimas toks: labai gerai darai pokytį 300 vaikų. O kas jeigu tavo sprendimai darytų pokytį 3 milijonams? Tada pagalvoju, oho, gal tai ir vertas argumentas. Taip kalbėjo. Iki šiol nebuvo profesionalų, kurie galėtų juos tinkamai dėstyti. Jisai sako, nuo sprendimo artimieji net kalbinėjo. Tarp jų ir viešumoje dažnai matoma teta, investuotojų forumo pirmininkų. Labai stipriai liečia. Kurie vaikus jeigu aukščiau už prezidentą. Atstovų prezidentė sako, prievarta negalima, tai po to mes matėme jau po kiek laiko iš viso video įrašus paviešintus pasandarės. Informacijos internete. Kol kas nėra jokio fakto. Prokurorė rašo kreipimas dėl neliečiamybės atėmimo, reiškia, bet faktų nėra, ką prokurorė, vailai ar toliau, ne vieno, prisiminsiu. Nekokybiškos. Yra kalbama apie dingusius vaikus, apie vaikų išnaudojimą. Mūsų tam kažkokiam tai pasienio punkte kažkoks psichologas prievartavo tos sulaikytus asmenys. Nelegalius migrantus. Ir mes neturim nieko, kas suvestų galus pamatytų sistemą šitame visame. Mes turime tos gyvenimo įgūdžius ateinančius. Praleisdavo sunkesnės temas. Labai rimtai dangstė. Tai kokia jūsų versija, lyginant ten irgi buvo dangstymas tiesiog aukščiausio lygio, kai buvo dengiamas viena ir kita istorija. Ir ar čia panašumų yra, ar čia tiesiog, kadangi politikai, tai jie mėgina kažkaip išsukti, kad neišsitaptų patys. Kaip jūs vertinate? Tai dangstymas tai tapo sistema. Higiena pagaliau. Tinklas, kad egzistuoja daugiau. Aš atsimenu, aš kadangi skaičiau bylas ir visą kitą, labai nusivylė, kad jos nebuvo tyriamas. Todėl šitoj vietoj prisiminimais apie čiupinėjimus, apie visokius tokius ten fizinius kontaktus, nusirenginėjimus, apsirenginėjimus, persirenginėjimus. Pats būdamas mokytoju labai matau. Tikrai nepažįstamas žmogus. Bet su juo pasisveikinai, pradėjai kalbėtis. Jiem savo atveju. Jūsų pavyzdys. Labai prašau padarinėti truputį, aš kalbuosi su tai mums labai svarbu. Kaip ten, vadinasi, čia gyvenimo įgūdžių visą šitą reikalą. Taip, jisai pristatinėjo, buvo už ją standartizuoti šitą klausimą ir jį spręsti, o ne palikti vaiką. Atsiprašymą, tai aš iš jūsų iliuzijų neturiu, ne tą bendruomenę, kad kažkada kažko atsiprašyti. Tai bendruomenė niekada taip nedaro. Dėl jo neliečiamybės panaikinimo. Jisai buvo Čilėje. Dabar kaip informavo? Oficialiai? Neoficialiai. Informavo slapta. Čia sukėlė tokia audra. Mane iš tikrųjų nustebino ir papiktino ir pasiaubino. Tai, kaip reagavo valdžiasklaidą į šitą istoriją ir kaip reagavo konservatorių partija, kurios mandatą turintis Bartuševičius, būdamas Seimo nariu, privartavo. Man laisvė yra drąsa. Kai nieko nebijai, sakai, ką galvoji, renkiesi pagal savo įsitikinimus ir nesibaimini. Kad kažkas tave galbūt išjuoks ar smarkiai sukritikuos. Kalbu ne apie buką drąsą, bet tokią, kuri leidžia kurti nuostabius dalykus, atskleisti savo kūrybiškumą, sumanymus, kuri padeda gerbti aplinkinius ir idėjas paverčia realybę. Daug skaudulių neteisybės matau šiandieninėje Lietuvoje. Prašau man atleisti, kad čia mums visiems taip brangią dieną. Dabar su jumis pasidalinsiu ne džiaugsmais, o tuo, kas man neduoda ramybės, neleidžia visą širdimi džiaugtis Lietuvos laisvę. Tikriausiai nujaučiate, kad kalbėsiu apie tragišką laisvoje Lietuvoje gimusios Deimantės Kedytės likimą, kuriame kaip vandens lašelį atsispindi Lietuvos teisingumo situacija, dėja labai liūdna situacija. Niekada neužmiršiu šiurpaus 2012 m. gegužės 17 ryto, kai valstybės vardu, dalyvaujant
240 ginkluotų ir kaukėtų pareigūnų iš gimtųjų namų, kur užaugo, buvo išnešta klykianti, laužomom kojom. Tuomet 8 metukų Deimantė Kedytė, o atėjęs sergėti nuo pražūties, vien Lietuvos himnu ir malda apsiginklavę žmonės, kaip sausio 13 mes čia prie Seimo, pažeminti, suluošinti, o dabar jau ir nuteisti, ir dar teisimi. Be galo gerbiama moteris Laima Blosnelytė Plešnienė, apie kurią čia Seime amžinatilsį Algirdas Patackas su priesaika pasakė: garbės žodis. Aš ją pažįstu 50 metų. Geresnį, kilnesnį, doresnį žmogaus savo gyvenime nesutikau. Sušaudyk, ji nemeluos. Kodėl mes tokie abejingi? Kodėl mes tokie abejingi kitus klausom? Tie žmonės tikrai patys pilietiškiausi, tie, kurie kaip sausio 13 stovėjo plikomis rankomis prieš okupantų tankus. Ir dabar jie bandė apginti tą nekaltą kūdikį. Kada net prokuroras pasakė, jo nuosprendis buvo mergaitės, užrankytės su stalkonai, tai išeina iš jos rinkimų. Pasimatėm, kaip jie lauždami kojom išnešė. Kaip prezidentė pažadėjo ištirti, ar iš tikrųjų buvo smurtas prieš ją panaudotas. Ne kartą pabrėžiau ir savo pusės nekeičiu. Prievarta vaiko atžvilgių negalima. To neleido daryti ir teismas. Man atrodo, kad atsakymo nebuvo. Deja, valstybės vardu vykdyta liudininkės pašalinimo operacija, Deimantės kaip liudininkės, prieš prievartautojus, pavadinta vaiko grąžinimu motinai. Tokiu būdu, nesprendus baudžiamosios bylos, prievartos auka buvo atiduota asmenims, prieš kuriuos jie liudijo. Ir teismuose visi įrodymai. 4 komisijos pripažino, buvo vaikas tvirtintas. Nemeluoja, nefantazuoja. 3-4 metų mergaitė negali fantazuoti, nemokės papasakoti to, ko jį išgyveno daugelį kartų, ne vienkartinį. Po šią mane labai sukrėtusi brutalaus neteisybės aktų, kuriame dalyvavo 10 kartų daugiau ginkluotų pareigūnų, negu neutralizuojant teroristą Bin Ladeną. 240, o tai 20 dienų. Visuomenė mergaitės daugiau nematėme. Juk net nuteistiesiems iki gyvos galvos galima matyti su artimaisiais, bet Deimantėlei ir jos seneliams tokia teisė nesuteikta. Ne vieną kartą lankiau Deimantėlę jos gimtose namuose Garliavoje, kalbėjausi, mečiausi kartu su ją, kartu su minėmis, įgužinės pamaldos vykdavo vakarais. Ir prie manęs prisiglaudus be špargės giedodavo Marijos litanija. Todėl galiu atsakingai paliudyti, kad mergaitė čia jautėsi saugi ir laiminga, mylėjo savo senelius ir tetą Neringą. Ir pati buvo be galo mylima, prižiūrėta, guvi, bendraujanti, turėjo didelį būrį bendraujančių draugų, pusseserų, su kuriom žaidė klasė, davo šitą fleiktute ir taip toliau. Nu, žodžiu, vaikas buvo be galo guvus, labai dažnai fotografavo. Ir buvo 8 metai. Kas atsitiko Deimantei, iki šiol nežinome. Jau beveik 6 metai, kai jos niekas iš anksčiau pažinojusi su jie, bendravusi, nematė ir negirdėjo. Tiesa, iš karto po pat mergaitės pagrobimo viešoje erdvėje pasirodė filmukas, kurį ir aš mačiau, kuriame kažkokiamis medžiagomis apsvaiginta mergaitė, žiūrėdama į savo rankytę, stebisi ir klausia grečia esančios mamos: kodėl pas mane 8 rankytės? Tai, kai jinai daro šiandien, kalbant apie Garliavos įvykius, man kelia nuostaba, kaip psichiatrui, aš turiu omeny, ji aiškiai meluoja apie tai, kad Kedytė sakė, cituoju Sadūnaitę: kodėl pas mane 8 rankytės? Tuo tarpu vaikas sakė, pilnas internetas įrašų, vaikas sakė, atrodo kaip 8 vakaro. Kodėl Nijolė Sadūnaitė yra tokia? Kedytė sakė, yra įrašas, sako, atrodo kaip 8 vakaro. Ta kiekvienas turi ausis išgirsti, tai nėra emocinis priėmimas. O Sadūnaitė sako, kad vaikas sakė, tuo cituoju, kodėl pas mane 8 rankytės? Kiek vėliau Lietuvos rytas, taip kaip išvadinęs mane terorizmo garbintoje, už tai, kad kartu su kitais pilietiškais Lietuvos šviesuoliais gyniau valstybei daugelį metų persekiotą kitą Lietuvos kankinę, vėliau aukščiausio teismo visiškai išteisinta Eglė Kusaitė, ėmė spausdinti suklastotas Deimantės nuotraukas, taip siekiant suklaidinti tiesioginį Deimantėlės nemačiusią ir nepažinojusią visuomenės dalį, kad atseit mergaitė sveika ir žvali. Iki šiol joks pareigūnas, taip pat mergaitės paėmė organizavęs tuometinis policijos generalinis komisaras, o ne premjeras sėdintis, neprisėmė atsakomybės už valstybės nebesaugomą, o iš tiesų tai visiškai izoliuota mergaitė, kuri šiuo metu jau galėtų ir interneto erdvėje bendrauti. Deja, internetas tyli. Visus tos 5,5 metų nuo mergaitės pagrobimo iki dabar jos likimus susirūpinę piliečiai žadino visuomenę ir reikalavo iš valdžios pareigūnų bei institucijų tiesos. Tad noriu jūsų paklausti, kas čia? Apie tą laisvę, dėl kurios mes negalėtume gyvybės aukojomės 1991 metų sausio 13. Bet nesunkiai perskaitysime įtakingų žurnalistų niekada nemačiusių mergaičių, nebuvusių Garliavoje, nepakalbinusių nei jos, nei jos artimųjų. Piktus, neišmanimo, neapykantus, pritvinkusius postringavimus, apie violetinį rūką, temdantis ir apie tai, kaip laisvės premija pateko į Garliavos patalpas. Ją sako likėnų į kriminalinę bylą, į kalėjimą, Sadūnaitę. Premija, siaubas, toks vilkas, dar kažkoks tam dėmesio sveikatą. Mes kovojame prieš Lietuvos nepriklausomybę, mes perversmą ruošiam. Todėl klausiu jūsų, ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas? Ar negalima laikyti mergaitę priverstinai dingusią, jei ją viešai ir brutaliai paėmė valstybės pareigūnai ir apie ją jau 5,5 metų visuomenė neturi absoliučiai jokių žinių, net nežino, ar tas nežinia, kur esantis asmuo Deimantė Kedytė yra gyva?
Jei taip, tai kas rūpinasi ir gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė nėra pradanginta. Šiandieną, sausio 13, Laisvės gynėjų ir Laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano širdį, draskantį neatsakytą ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą klausimą. Todėl stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje, pirmą kartą ir paskutinį gyvenimą, tiesiog kreipiuosi į jūs pirmuosius valstybės asmenis. Pone prezidentė, pone premjerė, pone Seimo pirmininkė, ir prašau jūsų iki vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo dienos man ir visuomeniai viešai asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčiamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuri už mėnesio vasario 19 sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika. O jei jį, jūsų valia ir valstybės vardu 2012 metų gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsimta saugoti, saugok viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti, galimai yra mirusi, nužudyta. Prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisimti atsakomybę, bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagristi besisilojančių žmonių įtarimai ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis. Kad mes galėtume visi, ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais iš jo persekiojimais po 9 bylas, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais aplankyti, padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjom tavęs, Deimantėlę, išsaugoti. Dieve mums atleisk. 2016-aisiais Donaldui Trumpui laimėjus rinkimus kilo didelis skandalas dėl Rusijos kišimosi jo naudai. Tyrimas taip pat tvirtino, tačiau nerasta įrodymų, kad Trumpas būtų susimokęs su Kremliumi. Kremlius taip pat kaltinamas samdantis nuomonės formuotojus, kad jie skleistų žinias, kurios naudingos Rusijai, šiems patiems nežinant, kad jie dirba Maskvai. Turime pripažinti, kad šis karas bus be pabaigos, nebent būtų apgalvota strategija, kuri sakys, mes ne tik Ukrainai tieksime priemonės apsiginti, mes įtieksime priemonės pasiekti pergalę prieš Rusiją. Ir Zelenskis sako, draudimų naikinimą turi lemti pergalės strategija, o ne politiniai skaičiavimai. Į Ameriką atvykęs Vladimiras Zelenskis šią savaitę kreipsis į Jungtines tautas ir Joe Bidenui bei kandidatus į pakeisti prezidento poste pristatys Ukrainos pergalės planą. Pagauti geriausią kadrą praktikuojasi Jonas, Čikagoje gimęs lietuvis. Jis žada balsuoti už Haris. Man svarbiausia yra, kad mano šeima yra saugi. Ir aš tiesiog noriu kandidato, kuris man prižada, kad tos visos valstijos Europoje bus saugios. Nes mes kaip Amerika turim, nežinau, mūsų darbus turi prižiūrėti tokias šalis. Į Jungtines tautas kreiptis atvykęs Lietuvos vadovas tikisi, kad šis planas bus svarbus žingsnis. Tai yra nepaprastai svarbu, kad šis karas dabar jau perėjo į tokią pakankamai brutalią, bet kartu ir lemiamą stadiją, kad jisai vis dėlto būtų pabaigtas, kad Rusija atsitrauktų, kad Rusija pripažintų Ukrainos teritorinę vientisumą, nes karo pabaiga ne bet kokiamis sąlygomis, o tik tai tomis sąlygomis, kurias brėžia pati Ukraina. Ukrainos plano dalis – Baltųjų rūmų leidimas ilgojo nuotolio ginklus naudoti prieš Rusijos teritoriją. Ar priėmėte sprendimą dėl leidimo Ukrainai naudoti ilgo nuotolio ginklus? Ne. Į Generalinę asamblėją paskutinį kartą kreipęsis prezidentas Joe Bidenas paragino pasaulį nenusigręžti nuo Ukrainos ir sakė, kad Putinas jau nepasiekė savo tikslo, Ukraina liko laisva. Tačiau jo kreipimasis tvyrant galbūt per dešimtmečius didžiausiai nežiniai dėl Amerikos užsienio politikos krypties po artėjančių rinkimų. Pasak jo, Putinas nepasiekė svarbiausiojo savo tikslo. Jis siekia sunaikinti Ukrainą, bet Ukraina vis dar laisva. Zelenskis žada pristatyti savo pergalės planą, anot jo aiškius ir konkrečius žingsnius, kaip teisingai užbaigti karą. Vašingtonas Ukrainą ragina gintis pačią ir žada, kad sąjungininkai ginklais aprūpins kiekvieną Ukrainos karį. Ukraina turi priimti sunkius, bet būtinus sprendimus dėl mobilizacijos. Tačiau turbūt paskutinį kartą į Briuselį atvykęs Amerikos diplomatijos vadovas neatsakė į klausimą apie kvietimą Ukrainai prisijungti prie NATO. Lietuva teigia, visateisė narystė būtų tvirčiausia saugumo garantija. Manome, kad nėra geresnio ir pigesnio būdo užtikrinti Ukrainos saugumą nei NATO 5 straipsnis. Nebūtinai tikros ir teisingos informacijos nepatikimuose. Visa tai ir yra propaganda. Tam, kad mes abejotume savo valstybę, kad mes suabejotume bet kokią tiesą, kad būtų visą laiką trinamos ribos tarp tiesos ir melo. Ir tada, kaip primėtamai. Ir motivacija tų žmonių irgi nebebuvo tokia pati, kaip tų žmonių, kurie pradėjo karą. Turime stiprinti ir spartinti struktūrų statybą. O realybė, Europa turi prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumą ir netidėliodami vystyti karinę pramonę. Kiekvienas euras, kurį paaukojame, gelbsti gyvybes ir artina Ukrainos karą. Deja, jėgos yra nelygios, ypatingai tomis aplinkybėmis, kai Ukrainai stinga ginklų. Todėl Ukraina turi turėti galimybės ir instrumentus tiesiog pakviesti savo jaunus vyrus atlikti savo pareigą tėvynei. Labai patogiai diskutuojam, galvodami, kad tą ar aną padarysime geriau. Praktiškai kaip tų 29 000 žmonių surinkimas. Lietuva suvienys pasaulio skaidrumo architektų. Tektoniniais lūžiais šalies saugumo srityje 30-ais galim prisimti kažkokius lemtingus sprendimus. Šita tema tai tik tai ir patvirtina, kad apie tai kalbėti. Bidenas sako, dabar jis čia atėjo pažadinti. Mūsų atsakas turi būti taika per stiprybę. Visomis pasaulinėmis prasiskolinus, ekonomiškai priklausoma, kariniu požiūriu priklausoma. Kad Ukraina galėtų tai padaryti. Jeigu Ukrainai nepavyktų to padaryti, mes tuomet jau turim galvoti apie kažkokį kitą pasaulį. Pareigūnai ėjo į kambarį ir nusuko arba uždengė kameras, stebėjimo kameras, kurios buvo viduje. Jums jis kažką tai iliustruoja, rodo. Mes rodo savivalę, darom ką norim. Darom ką norim, jeigu yra taip nutarta, ką mes darysim, tai mes taip ir darom, o turbūt nutarti yra leista. Kad mergaitė nebūtų sužalota. Vaiko teisės saugos specialistė nesutrukdytų ir nepagrįstų
nepakliūtų ir nesužalotų mergaitę. Tai aš buvau pasiruošęs mergaitę prilaikyti tam, kad jinai nesusižalotų. Mergaitė iš karto pasijuto geriau ir jinai pradėjo bendrauti, pradėjo žaisti, pradėjo juokauti, pradėjo stresas praėjo mergaitai ir jinai iš tikrųjų... Buvo aiškiai pasakyta žodis spaudė ir smaudė. Tada galima pateisinti viską. Yra atrankinė teisė, kuri kompromituoja pačią teisę. į absoliučią neviltį. Matau daugiau vilties, nei mačiau per visas savo keliones čia. Ieško nelojalių žmonių ir organizuoja savo operacijas. Sakykime, ir ta visa grėsmės lygis tas visas auga ir einame prie karą.